Aktorius Timothy Chalamet įkūnijo vieną didžiausių roko legendų. Tai pakalbėkime apie Bobą Dylaną visiškai nežinomas. Filmas pasakoja apie 19-metį Bobą Dylaną, kuris atvyksta į New Yorką aplankyti sergančio savo dievuko Woodžio Guthrio. Ten jisai sutinka dar vieną atlikėją, Petą Seegerį, kuris ir padeda Bobui išlipti iš paprasto gatvės muzikanto. Su Peto Seegerio pagalba Bobui vis labiau atsiveria durys ir jo karjera tampa vis didesnė. Augant karjerai, Bobas susiduria ir su daug asmeninių iššūkių, bet tai nestabdo jo nuo kūrybos ir savo ribų plėtimo. Arba bent jau paieškų to, ko jis labiausiai nori. Atrasti save, būti savimi ir būti pripažintų tokiu, koks jisai nori būti, o ne tokio, kokį jie nori matyti kiti. Kaip ir nenuostabu, kad filmas buvo nominuotas 8 Oscarams, nes praktiškai visos filmo detalės yra tikrai labai sklandžios, nugludintos, aktorių pasirodymas yra tikrai puikus. Timotis įkūnijo fantastiškai Bobą Dylaną, jo net eisena, aš dar pasižiūrėjau šiek tiek internete, kaip atrodo ir elgiasi scenoje Bobas Dylanas ir galėčiau sakyti, kad jis labai gerai atkartojo šį atlikėją. Lygiai taip pat puikiai pasirodė ir Edvardas Nortonas įkūnijęs Petą Seegerį. Kaip ir nenuostabu, kad jisai irgi gavo Oskaro nominaciją kartu su Timothy Chalamet. Taip pat norisi pagirti, aišku, ir filmo muziką, dėl to, kad tai ir buvo esminis filmo elementas. Jeigu nebuvote susipažinę su Bobo Dylano kūryba iki jo šlovės akimirkų, tai šis filmas jūs tikrai su tuo supažindins. Tai labai rekomenduoju pasižiūrėti Bob Dylan, visiškai nežinomas. Jeigu dar nematėt, o jeigu jau matėt, parašykit savo nuomonę komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowint.